Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Šiandien jūsų dėmesį į naujasis sporto maniežas Kaune. Kuris šiai dienai pavadintas kaip? Prezidento Valdo Adamkaus. Vat šita teritorija kaip sporto tokia teritorija, jinai pradėta vystyti panašiai prieš 100 metų. Tai yra kaip teritorijos išvystymo pabaiga. Pagrindinis dalykas tai tikriausiai yra pats bėgimo takelis. Svarbiausia yra tai, kas vyksta. Sportininkai, kurie bėga, vaikai, kurie sportuoja. Kur daug bus naujų rekordų, daug įdomių naujų rezultatų. Mantas, Tomas ir Neringa, gerbėmieji mūsų architektai iš Archo architektūros studijos. Ir šiandien esame čia, ypatingoje vietoje, Žaliakalnyje, šalia istorinės sporto halės, Dariaus ir Girėno stadiono ir naujo sporto maniežo, kuris šiai dienai pavadintas kaip? Prezidento Valdo Adamkaus. Tai gerbėmieji, apskritai trumpai apie šį objektą. Kokia pagrindinė buvo idėja jums kaip architektų biurui? Pradėsiu nuo to, kad visų pirma tai buvo paskelbtas atviras architektūrinis konkursas. Padarėm savo variantą, pristatėme ir kažkaip pasisekė laimėti. Visų pirma tai vieta, teritorija pakankamai tokia glausta, reiškia, ir tokiam santykinai nemažam tūriui, dideliam pastatui. Ir mes stengiamės tą didelį, santykinai didelį tūrį surasti tokių architektūrinių visokių būdų, metodų, kaip jį maksimaliai kiek įmanoma sušvelninti, integruoti, kad jisai kiek įmanoma, reiškia, kompaktiškiau ir švelniau integruotis šitoje aplinkoje. Dar vienas svarbus momentas, ką galbūt mes taip akcentavomės, galvodami, kaip iš čia turi atrodyti, tai kad vėlgi tas derinys, dermė tarp Dariaus ir Girėno stadiono ir tarp būsimo šito pastato. Suspaustas, sumažintas, galbūt kažkiek tai dar labiau sukompaktizuotas futbolo stadiono. Mes esam tarp trijų iš tikrųjų įspūdingų pastatų, ir kurie yra tarpusavy susiję, bet vėlgi tam tikras kitas paskirtis turintis, ar ne? Ir čia mums už nugaros yra istorinė Kauno sporto halė, ne? Toks neatsiejamas Kauno simbolis. Šita erdvė, vadinkim šitą gatvę, vadinama Šlovės alėja. Tai ne veltui va čia mes turim tokias pagerbimo lentas, kur yra surašyti pagerbti sportininkai, nusipelnę Lietuvos sportui. Tai šita ašis tarsi taip ir skiria Dariaus ir Girėno stadioną. Priešingoje pusėje yra lengvosios atletikos maniežas. Ir va tas toks jų tarsi kažkuria prasme, taip simboliškai įrėmina tą Šlovės alėją. Tai tiek ten gimsta naujos žvaigždės, kurios galbūt ateityje atsiranda čia paskui pagerbti. Čia gal vienas iš tokių svarbesnių momentų, kad stadioną mes turim užbaigtą ir negalim jo sertifikuoti antrai kategorijai pagal reikalavimus, kol neturėjom maniežo. Tai dabar atsiradus maniežui mes turėsim galimybę užbaigti sertifikavimą stadiono. O ką tas sertifikavimas duoda? Tai yra aukštesnio lygio futbolo varžybos, ar ne? Mes kaip futbolo varžybom tai turim 4 kategoriją, tai tam, kad turėtume 2 kategorijos lengvosios atletikos stadioną, tai reikia apšilimo erdvės, apšilimo visi reikalavimus, kad tai tik turim turėti maniežą šiuo atveju. Vat šita teritorija kaip sporto tokia teritorija, jinai pradėta vystyti panašiai prieš 100 metų. Ir galima sakyti, kad su lengvosios atletikos maniežu, turint galvoje, kad aplinkui jau yra pakankamai arba urbanizuota, arba tai yra jau ąžuolyno teritorija, kurioje negalėtų vystytis, nebegalės vystytis jokia urbanizacija ir statomi pastatai, tai galima sakyti, kad tai yra kaip ir teritorijos išvystymo pabaiga, tokio sportinio tokio komplekso prasme. Čia yra ta įdomi specifika, kad mes sportą įsivaizduojam kaip kažkokį renginį, kaip tarkim futbolą arba krepšinį. Nuo iki yra kažkoks ilgas pakankamai laikas, o lengvoji atletika jinai tuo pasižymi, kad, pavyzdžiui, 100 metrų bėgimas, ar ne, arba ten kažkokia tai labai tokia
trumpų distancijų greiti tokie įvykiai, bet sportininkai jie turi kažkur apšilti, jie turi laukti savo laiko, jie turi kažkur tai ruoštis ir susidėti daiktus ir panašiai. Tai va tie du statiniai, jie tokiu būdu viens kitą tarsi papildo funkciškai. Iš tikrųjų norisi skirti pakankamai daug dėmesio apie pastato rūbą, kurį padėjo įgyvendinti įmonė Betonika. Kalbant būtent apie šią produkciją, kuri turėjo iššūkių turbūt ir gamyboje, ir vartyme, ir transportavime, visur, apskritai kaip nusprendėte būtent panaudoti tokį fasadą ir kad šis pastatas turėtų tokį rūbą, kokį turi dabar? Tai galbūt šitą visą matricą, formą be betono mums padiktavo ąžuolynas, kuris yra. Ar nepanašu, kad tai yra ąžuolo žievė? Taip. Tai betonas tai buvo pasirinktas todėl, kad tai yra ir tvari, ir gerai senstanti medžiaga, ir be to jinai dera visame šitame kontekste su sporto universitetu, su stadionu. Pati struktūra, jinai duoda gylio, jinai duoda faktūros pastatui ir sukuria tam tikrą šešėlį, gylį. Turėjome iššūkį iš tiesų darant ir tokius aukštus gaminius. Tiek jie labai daug sveria, juos transportuoti buvo sudėtinga, bet džiaugiamės iš tiesų, kad pavyko įgyvendinti tokį mūsų architektų užduotą iššūkį ir bendrom pastangom kartu su Betonika mes įgyvendinom. Taip, kaip mes norėjom, taip iš tiesų ir atsitiko. Norime padėkoti įmonei Betonika. Šiam Kauno maniežui buvo tiekiamos tam tikros kolonos, rygeliai, kiaurimėtos perdangos, laiptų aikštelės, laiptų maršai ir fasadinės viensluoksnės apdailinės sienos su rekli matrica Ibiza. Kalbant apie įmonę Betonika, pati gamykla yra senosiuose Trakuose, tai yra lietuviška įmonė. Šia įmonė dirba bene 100 darbuotojų, įdiegtos Lean ir Six Sigma programos, kurios leidžia optimizuoti valdymo ir gamybos procesus, padidinti gamybos našumą. Įmonė Betonika teikia surenkamo gelžbetonio konstrukcijų sprendimus daugiabučiams, kotedžams, individualiems namams. Tai čia yra pagrindinis patekimas sportininkam, recepcija, visi sportininkai turi praeiti pro vartelius ir tuomet mes turim nusileisti 1,5 metro giliau, tam, kad patektume į visą bėgimo taką. Čia yra 200 metrų bėgimo takas. Sklype buvo užduotas toks aukštingumas 16 metrų, bet tai buvo maksimalus ir mes nenorėjom jo viso išnaudoti tam, kad būtų kuo korektiškesnis, kuo minimalistiškesnis šitas pastatas, todėl mes jį įgilinom. Ir taip išnaudodami tą 1,5 metro aukštį nuo įėjimo jau į tą įgilintą dalį įrengdami tribūnas, išsistumenčias tribūnas. Viena vertus čia labai patogu ateiti žiūrovam ir matyti šiek tiek aukštesnio taško visą bėgimą, kuris vyksta, o kai vyksta varžybos, tuomet išsistumia tribūnos ir tas aukštis yra išnaudojamas. Taip pat tas santykis, kadangi visas pastatas savo perimetru ganėtinai yra uždaras, tai norėjosi ties šlovės alėją padaryti tokią visą vitriną, kuri tiesiog žmonėm kviestų užeiti ir galbūt prasimatytų šiek tiek tai, kas vyksta pastato viduje, nes mums atrodė, kad ne architektūra čia yra svarbiausia, o svarbiausia yra tai, kas vyksta viduje, ar ne, tas visas sportininkai, kurie bėga, vaikai, kurie sportuoja, žiūrovai. Tai tas skaidrumas, prašviečiamumas mums tiesiog atrodo toksai kaip architektūrinis kodas, kokia ta pastato estetika turėtų būti tiek išorėje, tiek viduje. Bet čia esame ir kitose patalpose. Ar čia bus įprastam žmogui prieinamų paslaugų? Ta erdvė turbūt čia geriausiai ir iliustruoja. Taip, kad mes čia dabar esame būsimos kavinės erdvėje. Ir žmonės galės tiesiog naudoti šitą vietą. Čia bus tokia erdvė su vaizdu į lengvos atletikos salę didžiulę. Viena iš tų mūsų vizijų ir buvo, kad priartinti sportą prie žmogaus, prie paprasto kauniečio. Pati pradžia projektavimo konkurso laimėjimas ir šiandien turime 25 metų jau gegužės pradžią. Kiek viskas užtruko? Jau eina 6 metai šiuo metu šitam visam procesui. Šitas projektas neatrodė kažkoks labai
ypatingai ilgas arba labai sudėtingas. Pakankamai vyko viskas sklandžiai, bet taip, procesai jie kažkaip tai užtrunka. Kaip ir kiekvienas statinys, jisai turi savo individualius kažkokius iššūkius, tiek konstrukcinius, tarkim, jeigu stadione mes turim labai didelį plotą ir didelį tokį santykinai, reiškia, suvokiamą tokį tūrį, didžiulį, nors ploto ten santykinai yra nedaug, todėl kad ten yra toks atviras daiktas, ten vieni iššūkiai, čia yra uždaras tūris, didžiulis stogas, ypatingai didelis tarpatramis, kad perdengti visą šitą didelę salę. Teritorija galų gale yra ta pati, reiškia, tam tikras ieškojimas santykio, kaip šitoje teritorijoje, kas čia turėtų įvykti, uždaviniai likti kažkokie tai tarsi ir panašus. Kas iš tiesų labai padėjo, tai yra mūsų komanda, ar ne? Visa inžinierių komanda, kuri dirba prie pastato, taip pat be abejo miestas labai padėjo tiek projektavimo procese, labai palaikė, skatino. Tai ką ir Tomas minėjo, pavyzdžiui, konstruktoriaus darbas čia yra galbūt, jeigu jums atrodo, kad viskas yra gražu ir atrodo taip, labai paprasta, tai čia iš tiesų yra taip nepaprasta. Tai mes be mūsų konstruktoriaus Mindaugo Vaidelio, tai tikrai nebūtume išgavę tokios lengvos ir gražios idėjos, nes esam laimingi iš tiesų dirbdami su visais mūsų inžinieriais. Didelis tas tūris, didelis pastatas, didelė erdvė, kurią reikia perdengti vientisų stogų be kolonų ir tai, aišku, natūraliai iššaukia aukštas didelės konstrukcijas, bet tuo pačiu mes dar po šitą visą erdvę, kuri yra įgilinta, dar turim ir požeminį parkingą. Tai reikia įsivaizduoti, kad beveik tiek pat ir po žemė dar, reiškia, suprojektuota ir įgyvendinta. Tai visa tai, aišku, tai veda link to, kad pats procesas pakankamai buvo toks, sudėtingas. Mes esame 4,5 metro po žeme, tai turime apšilimo erdvę, apie 80 metro ilgio visa patalpa, kur lengvatlečiai apšilinėja prieš eidami jau savo varžybas į varžybinį sektorių šitais laiptais. Tai tikrai tokia įspūdinga erdvė. Darydami šitą projektą tiesiog norėjom galbūt net perlipti save kaip architektai, šiek tiek įvesti spalvų. Tai visas rūsys turi tam tikrą spalvų kodą, kurios čia, tarkim, matosi mėlyna, po to rūbinėse raudona, mėlyna ir žalios spalvos visos. Tai šiek tiek jos irgi įveda tokio žaismingumą, nes mums atrodo, kad sportas yra gyvybė, o gyvybė yra spalvos. Mums ir patiems buvo labai įdomu sužinoti visus kelius, kokia danga jie turi būti. Pavyzdžiui, kad nuo rūbinės iki apšilimo tako ir iki jau pagrindinio bėgimo tako turi būti būtent tokia minkšta bėgimo takam pritaikyta danga, kad negalim naudoti nieko kito, nes sportininkai eina su savo batukais. Kaip uždarų patalpų, uždaras lengvosios atletikos maniežas, tai jisai atitinka visus tarptautinius reikalavimus ir būtų galima regiono lygio varžybas rengti be problemų. Ir viskas prasideda nuo žmonių skaičiaus, nuo žiūrovų skaičiaus, nuo rungčių kiekio ir nuo apšilimo salė, antidopingo patalpos, ten medicinos punktas, teisėjai, treneriai, visos patalpos yra suprojektuotos pagal reikalavimus. Pagrindinis dalykas tai tikriausiai yra pati salė, pats bėgimo takelis, kuris turi savo geometrinių iššūkių, kur šveicaras, kuris mus konsultavo, sakė, dar nesu matęs, kad būtų betoninis takelis ir iš pirmo karto padarytas teisingai ir sertifikuotas, bet mūsų atveju tai mes panašu, kad padarėm tą pirmą kartą. Čia galima turbūt pagirti ir darbus atlikusias įmonės, bet ir patį pagrindinę, ar ne, generalinį rangovą, įmonė Autokausta, kuri gerasis kaltininkas šito gerą rezultatą. Konkrečiai bėgimo taką ir jo geometriją, tai be rangovo, kuris suprastų užduotį ir tos sudėtingus brėžinius, tai būtų neįmanoma. Tai šiuo atveju su pagarba Autokaustai.
Na ką, o mes ir priėm iš tikrųjų tą gražią mėlyną zoną, tą spalvą, ne, kur daug bus naujų rekordų, daug įdomių naujų rezultatų. Taip, tai turime bėgimą, turime šuolį į aukštį, ar ne, turim čia diską. Jo, čia disko metimo sektorius, bet čia, kad teisingai suprasti, disko metimo sektorius tai yra treniruotėms skirtas, jisai nevaržybinis. Ir lygiai taip pat turim ieties metimo sektorių, kuris yra irgi treniruotėms skirtas, nevaržybom. Tai čia esmė yra tikriausiai apsauginiai tinklai, apsauginiai barjerai, taikinys ir kitų sportuojančių apsauga. Bet kiti sektoriai, kaip čia šuolis į tolį, trišuolis, ten aukštis ir su kartim šuolis, tai jie yra varžybiniai. Čia uždarų patalpų, varžybos, ir kaip čia gali vykti pilnai. Ir tie sektoriai visi yra atitinka visus reikalavimus, gali būti sertifikuojami, įskaitant fotofinišą įrangą, kuri suinstaliuota ir viskas čia šiai dienai veikia. Tai pilnai. Viso galbūt Kauno maniežo išskirtinumas yra, kad jis yra labai kompaktiškas. Tai buvo užduota ir jau konkursinėje užduotyje, nes visa šita teritorija jinai buvo apribota. Mes neturėjom daugiau, mes nestatom užmiestyje, kur tas plotas yra neribotas. Tai mes turėjom padaryti viską kompaktiškai ir tai vat, mūsų konkursinis darbas tuo ir laimėjo, kad tai yra besitransformuojanti erdvė. Jeigu vyksta varžybos, tai tuomet išvažiuoja tribūnos, žiūrovai šitoje erdvėje sėdi, mato, kaip vyksta bėgimas arba šuolis per kartį, šuolis į tolį ir panašiai. Tai. Čia tilps apie 500 žiūrovų. Vienas labai kokybiškas, mano nuomonė, sprendimas čia architektūrinis. Tai šitoj salėje tas apšvietimas, šiauriniai langai, atkreip dėmesį ir dabar. Čia realiai identiškas apšvietimas taip, kaip lauke natūraliai būtum. Ir tas pojūtis, tos atviros erdvės, natūralaus apšvietimo čia yra išskirtinis, nes didžiulis tūris, didžiulis gylis patalpų, bet natūralus apšvietimas yra tolygiai pasiskirstęs per visą salės tūrį. Tai man atrodo, čia yra toks, vėl to perinamojo laikotarpiu, kada čia pagrindė sportuojam ar ne, žiemą, rudenį, pavasarį, tai čia yra tas labai svarbu, jaustis kaip lauke, nes paskui sportininkai savo pasiekimus, tai jų tikslas yra pagrindinės varžybos vasarą, lauke. Man tai atsimenu, kai mes buvom, kaip dar vyko statybos, čia labai nemažai kalbėjom apie iššūkius vėlgi išgauti tam tikrus kampus čia bėgime, ar ne? Kas čia konstruktyviai yra? Čia yra metalinės kažkokios konstrukcijos, kad tą kampą mes tokį turėtume? Šiaip tai visa salė yra gelžbetoninės grindys. Gal esmė tokia, kad turim perimetrų gelžbetoninę senutę. Geometriškai reikia suprasti, kad čia yra kas metrą pjūvis su tikslia geometrija, kurią mes turim išpildyti tam, kad galėtume vienodas sąlygas visiems sportininkams turėti. Pats konstruktyvas tai yra kaip išlengvintas, maksimaliai tiek kiek galim, viršus ir atraminės kolonos, tai yra monolitas ir mūras, viršutinis sluoksnis monolitinio gelžbetonio, o užpildas yra putplastis. Dar vienas iš tokių kaip užduočių pačioje pradžioje buvo samata, kad mes neviršytume tam tikros nurodytos samatos. Ir be abejo, projektuodami mes šiek tiek klausinėjom, konkursavomės ir kad suvokti yra keletas sprendimų šitų viražų. Tai yra vienas, ką Mantas minėjo, monolitinis, dar vienas yra teleskopinis, tai kurios pasikelia viražas ir jeigu jo nereikia, jisai nusileidžia. Kaina to teleskopinio viražo buvo virš 1 milijono eurų. Tai tiesiog supratom, kad visgi tai bus monofunkcinis pastatas šitos erdvės prasme, kad čia vyks tik tais treniruotės ir varžybos. Todėl pasirinktas buvo vis dėlto sprendimas dėl ekonomiškumo ir dėl pačios pastato užduoties specifikos daryti juos monolitinius. Tam, kad didelė erdvė neįdėtų ir kad būtų malonu joje būti, yra iš tiesų akustinės mūsų plokštės su skylutėm, kurios sugeria, absorbuoja visą garsą, aidą ir triukšmą. Iš tikrųjų gerai Neringa pasakė, pačioje jautėm aidą didžiulį, čia visiškai nesijaučia, nors erdvė keletą kartų didesnė.
Jums, mėly žiūrovai, noriu pristatyti pagrindinį mūsų laidos partnerį įmonę Krinona. Įmonėje Krinona rasti įvairiausios buitinės technikos skirtos maisto gaminimui. Tai yra oro gruzdintuvės, kavos aparatai, įvairiausi puodai ir žinoma labai kokybiški peiliai. Na, o ekrano apačioje matote ir nuolaidos kodą, kuris skirtas būtent šiai visai produkcijai. Taigi, kodėl jo nepasinaudojus? Kadangi pastatas naudojamas taip pat ir varžybam, galimai atvažiuos ir kitų sportininkų, kurie nepažįsta šito maniežo. Todėl spalvos mums duoda tokį kaip išskirtinumą, ar ne, pasakyti, eikit į mėlyną rūbinę yra paprasčiau negu pasakykit, eikit į 5 nuo durų, nuo įėjimo. Tai, ir ne tik dėl to norėjosi įvesti spalvų, nes jos visuomet yra žaismingos, gyvybingos, tokios, koks ir yra šitas pastatas. Jo, ir čia tik tai reikia atkreipdėmės, kad tų spalvų pas mus yra tik tai bėgimo takelį ir tik rūsy, kur nėra saulės šviesos, nes 1., 2. aukšte mes turim daug to ryšio, nes su ąžuolyno aplinka, su žaluma natūralia ir ten viskas taip yra ramiai, balta, nakalus medis, betonas, o rūsy šiek tiek mes davėm tokio žaidimo. Svarbu buvo mums sukurti prieinamumą ir žmonėms su negale, todėl net visur norėjom integruoti, jeigu tarkim, matai, čia yra dušo patalpa, kur bendroje erdvėje gali maudytis ir neįgalusis, lygiai tuo pačiu dušu gali naudotis ir įgalus žmogus, ar ne? Tai norėjosi sukurti tą betarpiškumą, kad visi, nepaisant negalios, galėtų būti su visais ir sportuoti su visais. Turime 2 pirtis, turime sauną ir turime garinę. Taip. Tiek vyram, tiek moteriam yra suprojektuotos atskiros, nes labai svarbu atsistatyti po sporto, po varžybų. Išnaudojom tai, kad esam po žeme, kad esam rūsio lygmenį, visos sienos yra laikančios, konstrukcinės, jos privalėjo būti betoninės, tai buvo tiesiog mūsų pasirinkimas jas palikti, galbūt vietomis lubas nudažyti ar ne visas konstrukcijas suvienodinti, bet tiesiog palikti tą tikrą gryną medžiagą. Čia gal grįžtant prie tos temos, kad mes esam komplekse, ar ne, sporto halė, stadionas, lengvosios atletikos maniežas, tai šitas požeminis parkingas su to beveik ten 200 parkavimo vietų, jis yra dar vienas indėlis į infrastruktūrą prie stadiono vykstant renginiams. Tai tas tikriausiai čia gal esminis dalykas, nes šiaip galėtų maniežą padaryti ir be tokio požeminio parkingo, nes žiūrovų nėra čia problema, žiūrovų skaičius. Tai čia yra gal vėl miesto toks, kaip čia, investavimas į infrastruktūrą. Tai parkingą patekimas gali vykti nepriklausomai ir nuo to, ar funkcionuoja, ar veikia maniežas ar ne, ar atidaras ar ne. Čia labai įdomios erdvės, iš tikrųjų galima buvo nieko nedaryti, palikti turbūt betoninės grindis, bet mes čia turim izoliacijos pagerinimo dalykus, ar ne, turim tokį aukštį, galim nuleisti kažkokius šviestuvus. Iš tiesų, tai kadangi pastatas labai minimalistinis, ar ne, toks suspaustas, funkcija, tai norėjosi šitus holus padaryti įdomesnius. Tai sugalvojame skylės, kurios net ir vizualiai jungtų 1., 2. aukštą ir turėtume įsileistume natūralią šviesą, nes yra suprojektuoti labai didelio diametro stoglangiai ant stogo, užtat mes turim tokį šviesos šulinį. Čia atrodytų galbūt žmogui nesusijusiam su statybomis, atrodytų, na galbūt žinai, padarai tokias kabutėse skylės ar ne ir sutaupysi kažkur medžiagų, bet ar nepasunkėja tada statybos ir konstrukciniai sprendimai, kad turėtume mes tokias kabutėse skylės? Deja, jaučiu, kad pasunkėja. Kai dirbi su gera komanda, viskas yra įmanoma. Viskas mūsų konstruktoriaus buvo padaryti ir įgyvendinta taip, kaip mūsų konkursiniam darbe.
Šiame projekte matote įmonės Jung LS 990 serijos juodus kištukinius lizdus ir jungiklius. Tai yra elegancijos ir funkcionalumo derinys. Apskritai, šiai dienai sunku surasti projektą, bent jau mūsų būsto anatomijos laidose, kur mes sutinkame ne įmonės Jung produkciją. Čia panaudotos juodos spalvos, kurios suteikia modernumo pojūtį ir apskritai puikiai įsilieja tiek į šiuolaikinius, tiek į prabangius interjerus. Jung gaminiai pasižymi ilgamžiškumu, patikimų veikimu ir plačių dizaino pritaikymu. Nuo gyvenamųjų erdvių iki viešųjų interjerų, kaip matote čia, šiame sporto manieže. Turim tokią tarpinę erdvę, kur yra numatyta daugiafunkcinė salė, kur gali vykti gimnastika arba kitos sporto šakos. Kai yra šeimininkas, atsiranda ir konkretus poreikiai ir konkrečiam šeimininkui daug lengviau suprojektuoti. Tai mes esam padarę čia keletą pakeitimų, nesminių, bet jie, manau, kad tik tai dar labiau pagerino kokybę, funkcinę kokybę viso šito objekto. Tai turėjom sąlyginai didelį zoną biuro patalpoms, administracijai, kurios sumažinom visiškai minimaliai iki ten 1-2 kabinetų, bet už tai pasidarėm papildomą salę, kuri gali būti aerobikai, šokiam ar dar kažkam. Tai vat, ką reiškia operatorius, kuris žino, kaip jisai nori gyventam pastate. Tai užeikim akimirkai į trenerių pagrindinę darbo erdvę tarp treniruočių, kurie turės galimybę strategijas paišyti ir braižyti prie savo darbo stalų. Dėja, dar stalų nėra, bet kiek Lietuvoje trenerių turi galimybę sėdėti tokia erdvėje, žinai, šalia turėti savo drabužinės persirengimus ir šiuo atveju šita erdvė vėl yra ir multifunkcinė, kaip mes visur kalbam, kad jeigu čia yra kažkoks didelis renginys, tarptautinės varžybos, tai šitą erdvę tu gali pritaikyti teisėjam, kas vėl labai svarbu, multifunkciškumas. Teisingai. Tai čia gali vykti aerobika, ar ne? Ar čia dar kažkas su tom specialiai daryta? Tai yra specialus sportinis parketas su paminkštinimu ir čia kad sąnarių saugot. Taip. Čia yra profesionali danga, veidrodžiai, kur, manau, čia labai teisinga erdvė, kuri beje atsirado, kaip ir kalbėjom prieš tai, atsiradus operatoriui, kuris sako, duokit man dar vieną erdvę, dar vieną salę ir mažiau kabinetų, duokit daugiau erdvės funkcijai. Iš tikrųjų, džiaugiuosi jūsų komandos darbu. Kūrėte kitą miesto ir šalies veidą, gražinate viską. Nuostabus dar vienas jūsų projektas, tiek visas jūsų įsitraukimas nuo konstruktoriaus iki visos kitos komandos, jisai ir užprogramuoja tokį rezultatą turbūt, kuris džiugins mus tiek vizualiai, tiek turbūt ir funkciškai ten jį naudojantiems mūsų, galbūt ir ateityje žinomiems ir žinomiausiams pasaulio galbūt sportininkams. Tai tiesiog didelis ačiū Jums, ačiū ir nuo mūsų žiūrovų, kurie tikiuosi irgi atvyks čia, išbandys, pajaus ir pamatys tą nuostabų rezultatą, kurį Jūs ir įgyvendinote. Tai ačiū Jums. Ačiū. Ačiū. Esame Vilniuje Resto parodoje, šiandieną susitinkame su Jung įmonės Lietuvoje vadovu Raimundu. Pasikalbėsime apie technologinės naujienas, išmaniuosius namus ir ką tai gali palengvinti mūsų buityje ir ne tik namuose, biuruose ir kitur. Einame pasikalbėti. Sveiki, Raimundai. Taip, sveiki. Su Jumis apie išmaniuosius namus jau kalbėjome bent porą kartų mūsų laidose. Jūs esate tie, kurie galite papasakoti apie inovacijas, patys gaminate, kūrėte, inovuojate, todėl mums visada smagu pasikalbėti su Jumis. Raimundai, aš atsimenu, prieš metus 2 turėjau puikų sprendimą, kada namuose elektrikai pamiršo išvedžioti tam tikrus laidus ir aš atvykau į Jung, sakau, man reikia išspręsti problemą, kaip man valdyti vieną ar kitą šviesą, negriaunant namų, kažko nepadarant blogo. Tai tada turėjome puikų sprendimą, mygtukus, kurie, reiškia, susijungia nuotoliniu būdu, galiu valdyti per telefoną ir išsprendėm tam tikras problemas namuose. Šiandieną, kiek žinau, yra dar
kaip sakyti, naujesnis sprendimas, paprasčiau valdomas ir paprastam žmogui suprogramuojamas. Kaip tu ir pats pastebėjai, tavo atveju buvo taip, kad reikėjo kviesti specialistą, kuris tą suprogramavo, paleido, bet taip, buvo išspręsta problema. Tai vis tik yra daug situacijų, kai reikia paprastą sprendimą, kur pats žmogus galėtų įsijungti kažką, tai išjungti ir daug nereikėtų programavimo darbų. Tai va čia dienai turim naujieną. Jung išleido jungiklis, kurie yra Mater standartą. Mater yra toksai dabar stipriai augantis standartas, daugybė gamintojų jam gamina ir mes turim bevėlius visiškai jungiklius, kuriuos pats žmogus iš tikrųjų gali labai lengvai prisitaikyti savo namuose. Šviesa, žaliuzė, muzika, bet ką galima su jais valdyti. Bet esminis dalykas, kad pirmiausia, tai Jungo dizainas, gražus visi daiklikai, matom, kaip čia gali būti pasirinkimas, bet iš tikrųjų, žmogus pats gali savo būti šeimininkas. Ir tai yra svarbu. Kada jis yra naudingiausias? Na, sakykime, ta pati situacija, kai jūs turite šviestuvą, bet jungiklis yra ne vietoj pastatytas. Ir jums reikia kažkur tai prie lovos jungiklio ar ant stiklo kur nors. Tai tokie dalykai yra puikiai sprendžia tą problemą. Jūs nusiperka tą jungiklį, žinoma, šviestuvas turi būti su tuo suderinamas ir užsiprogramuojat savo telefonu tiesiog. Šiuo atveju mes matom lietimų jautrų ekraną, kuriame galim parodyti, kaip valdosi muzika, pavyzdžiui. Ir aš tą galiu daryti nesvarbu, ar iš šito jungiklio, ar iš šito jungiklio. Čia matom, kad tas pats Mater jungiklis įsistato į bendrą rėmelį kartu su rozetėm ir panašiai. Bet mano vienu paspaudimu, reiškiasi, aš galiu, pavyzdžiui, pakeisti garsą, dabar va viskas pasikeitė, pereiti prie kito atlikėjo, išsirinkti playlistą ir kas dar įdomu, aš galiu vienu paspaudimu iškviesti, reiškiasi, kažkokią šviesos sceną, kuri įtraukia ir apšvietimą, ir šildymą, ir muziką kartu. Tai yra toksai labai paprastas dalykas. Raimundai, tai kokios dar tos galimybės, nes šiai dienai technologijos jos jau vos neribotai leidžia, ne, namus valdyti išmaniai, biurus valdyti išmaniai. Link ko dabar apskritai viskas eina, Jung, jūs irgi daug technologijų patys kūrėte, inovuojate. Kas dabar, kas už 2 metų? Aš sakyčiau, kad už 2 metų mes tikrai bendrausim su dirbtiniu intelektu ir išmaniuosiuose namuose. Procesas neišvengiamas ir tos visos dirbtinio intelekto sistemos, jos tobulės, jos taps lokalios, nepriklausomos nuo interneto ir jos valdys namus. Jos pagal jūsų gyvenimo būdą prisitaikys prie jūsų, išmoks, kaip jūs gyvenat, visa jūsų šeima ir iš tikrųjų pritaikys išmanės visas sistemas prie jūsų gyvenimo, jum nejaučiant. Plius, žinoma, didelis trendas toksai dalykas, kad valdymas balsu tampa natūralesnis. Ir lietuvių kalba irgi tikrai įsigalės, manau, per porą metų tikrai visus išmaniuosius namus bus galima, va taip kaip mes bendraujam, su juo pasišnekėti, paprašyti, kad įjungtų šildymą. Pasikalbėkim šiek tiek apie interjerą, ar ne? Mūsų žiūri ir architektai, dizaineriai, žmonės, kurie kūrė biurus, namus ir norisi spalvų, norisi kažkokių tai naujų įdomybių. Ir čia stende mes turime turbūt daugiau negu vaivorykštės spalvų, ar negalima pamatyti. Gerokai daugiau. Čia turim tokį Le Corbusier, ar ne? Taip, Le Corbusier, toks architektas, čia yra 63 spalvos toj paletė. Ką mes pastebėjom, kad iš tikrųjų dabar buvo prieš porą savaičių Milane paroda ir iš tikrųjų spalvos grįžta. Ryškumas grįžta į madą interjeruose. Šita paletė pasižymi būtent tuo, kad visas spalvas galima miksuoti tarpusavį ir jos nesipjauna tarpusavį. Bent jau tokia yra architektų dizainerių nuomonė ir tam jinai buvo kurta ta paletė. Ir iš tikrųjų praktiškai bet kokiam interjerė galima pritaikyti, nes yra nuo tipinių lietuviškų spalvų pilkų iki, reiškia, labai ryškių ir panašiai. Tai čia yra kartais daroma kaip akcentas arba daroma susiliejant su kažkokia tai aplinka. Tai čia jau yra pasirinkimas žmogaus ar interjero dizainerio. Raimundai, čia matau turime vėlgi įdomius labai gaminius, papasakokit. Jo, iš tikrųjų yra tam tikra rinka, pavyzdžiui, loftų ar panašių vietų, kur reikalinga virštinkinė instaliacija. Ir nes jos negalima įgilinti. Ir iš tikrųjų stilingo sprendimo, kuris turėtų ir funkcionalumą, bet ir atrodytų gražiai, praktiškai rinkoje nelabai yra. Tai čia yra tos mūsų virštinkinės serijos, kurias leidžia tą išspręsti. Tuo pačiu turim funkcionalumą, nuo išmanių namų iki paprasto jungiklio reguliatoriaus, bet ir turim pakankamai gražų sprendimą. Instaliacija, laidai gali būti išoriniai, tinka labai loftų stiliui. Čia tokia gal ir nedidelis atnaujinimas, bet Jungas iš tikrųjų labai žinomas dėl tokių dalykų, kad mūsų labai kvadratiniai jungikliai, aštrūs kampai ir panašiai. Tai vis tik tai yra rinka, kuri prašo ir švelnesnių sprendimų ir yra tokie jungikliai
arba rėmeliai jų Aviva, pavyzdžiui, vadinasi. Matom, kad jie yra užapvalinti, jie yra užmatinti ir gaunasi toks švelnumo efektas. Jų yra įvairių spalvų ir ryškesnių ir panašių, bet jau tai yra šiek tiek nauja kryptis Jungo dizaine ir mes turim nebe tik kvadratinius visiškai, bet ir su apvalintais krašteliais. Ir čia jau matyti iš tikrųjų jungikliai, bet man jie tokie patys gražiausi, grakščiausi. Yra kam žmonėms tikrai tas labai patinka ir ne tik tai išvaizda, bet ir pats veikimo būdas, reiškiasi, yra toksai intuityvus, reiškiasi. Šiai dienai, reiškiasi, mūsų irgi jie keičiasi pamažėlė, atsirado, pavyzdžiui, galimybė matyti funkciją per šitą patį jungiklį. Tai reiškiasi, ten yra įmontuota lemputė ir jinai šviečia iš tenai. Raimondai, ačiū, kad kūrėt, kad inovuojat ir kad dalinate savo patirtim. Sėkmės ir lauksim sekančių susitikimų. Ačiū labai, kad aplankėt. Į pavasario būsto anatomijos keliones leidžiamės su šiuo naujoju ryškiu Volkswagen Tiguan modeliu, kurį mums pristatė Volkswagen Lietuva. Naujasis trečios kartos Volkswagen Tiguan tai vienas populiariausių Volkswagen modelių. Šį naują Tiguan galime įsigyti su švelniu hibridiniu benzininiu varikliu, dizeliniu varikliu arba e-hybrid varikliu. Tai yra iš tinklo įkraunamu hibridiniu, kuris vieną įkrovą gali įveikti net 120 km. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt